Dabar įjungiau vėl. Su tuo lavonu vis. Bet tu klausyk, dabar tu atsikeli ir tu vaizdiniai matai? Jo, aš apsivalau ten su tuo burbuliuku, visu tuos spindulius duodu ir per naktį ten pas visus nusivalyt, nusikabint, visokius tos parišimus. Ir man vaizdinį išmetė tą patį kambarį, kur mes miegojom, tik lova kitaip padėta pasukta ir toks ilgi griaučiai guli, net ne griaučiai, tokia mumija, bet plika, be apvyniojimų. Toks ilgas, blemba, galvojau, dar kažką man čia nužudė tam kambarį. Dar lavono, kokio lovoje miega. Ai, pofik, galvoju, tai gali miegoti. Maty galas. Tai aš ten jį atkabinau ir iš visos tą portalą aukštesnių vibracijų išlydėjau, nes čia vis tiek... Tai gerai, tu dabar pasižiūrėk. Maitinasi visom tom. Paskui dieną aš važiuoju, mes ten irgi kito kyšulio ir vis mintimis grįžtu. Ir dasikasiau iki tiek, kad ten kažkokie kapišoniniai padarė kažkokią tai magiją. Pririšo, prirakino jį tenais prie tos lovos. Išsiurbė kažkokią gyvastį. Atskirai atskyrė jo dalelę, kaip siela, pasąmonė, kažkokią tą gyvybinę energiją atskirai. Tai aš jau ten bandžiau irgi sugrąžinti jam atgal viską ir išsiunčiau į, atsiregeneruoti tą mūsų kambariuką. Išsivalyti, atsigydyti, atsiregeneruoti. Ir man išėjo paskui mintis, kad jisai gyvojo vandens sargas. Ir paskui sirenos, toj hipnozėje, sako, gyvasis šaltinis, gyvasis vanduo, kas čia sako per du. Ir man toksai surezonavo toksai. Tada aš jau beveik pamiršus, jau buvau čia per pusę savaitės, tai čia žinai. Ai, tą lavoną. Tai paskui irgi su sirena šneku, sako, reikia grąžinti, jis sako, ten, kuris turi būti. Tai dabar dasikasim iki tiek einam grąžinti. Tai tu man dabar duok komandą, kad aš jį pasikvieščiau į savo lauką. Pasikviestų tą sergėtoją gyvo vandens 321. Oho, kaip stipriai bangus praėjo. Energija. Tai tau pavyko būtent, kaip tyčia, tu tenai, jisai tave kvietė, klausyk įsinuomot. Jo, kažkaip tais. O man čia visokias logas, visokias ligas pakišinėjo, kad tik nevažiuočiau. Bet kažkaip viduj tokia ramybė buvo, toks dzin įjungta, žinai, bet ir kaip apsauga veikia ir viską. Ir nieko, kažkaip nuvažiavau. Jo, viešbutį taip pat išsirinkau, ten biškai pažvengėmės iš jo, nes yra tik lova ir televizorius, nei staliuko, nei nieko. Ir viena kėdė 4. Valgėm prie palangės, bet gan tvarkingas, viskas tvarkoj ten su to kambariu. Žvengia dabar jisai. Aš jį kaip tokį auksinį matau. Atsiregeneravęs, vyriškos giminės, tokia kaip ilgi plaukai auksiniai būtų, barzda ilga. Lazdą turi, kaktoj kristalas šviečia. Aš čia jau su savo rūpesčiu neatimtas, sakau, nereik ten dar ką nors sugrąžinti. Rankoje lazdą suspaudė, sako, viskas gerai, viskas tvarkoja, viskas sugrąžinta. Sakau, einam tada, kur tu čia turi būti. Kiek tu čia, sakau, metų buvai, kiek tu čia parištas, net galva sukasi, svaigsta.
kas čia ar lenda, ar kuo. Mhm. Ne, čia nuo jo energijų. Stipri energija neina. Mhm. Labai stipri. Nu, kiek žemiškais metais, sakau, tu čia nais. 1234 reinkarnacijos pagal Jungas. Čia jau pasąmonė. Inkarnacijos ar metais? Metais, sako. Mhm. Kažkaip tie skaičiai išplaukia kažkokie tai stopi. Čia sako, čia jūsų sugalvotas kažkokias, sako. Gerai, tai pagal Žemės evoliucijos, sakau, metus, ar tu buvai nuo pradžių? Nu. Tarpais, nebuvo nuo pradžių. Mhm. Buvo prieš, kiti buvo. Ai, va, norėjau klausti, ar yra daugiau buvo. Mhm. Buvo kiti ir jie vienas kitą, nu, kaip karaliai keičia vienas kitą. Vienas kitam perduoda tą nesargybą, nu, ir tada jį kažkas neva suriša, pariša ir jis niekam nieko nepalieka. Mhm. O tai kur tas vanduo gyvybės buvo? Ar jis dar yra? Žemės plotmėje, ar čia sakau tik tai šveterė, ar kažkur kosminėje. Kur iš šiandien, sakau, parodyti. Aha, labai nenori palauktoje apšaudo. Salvijau! Lemba, tiek atsisuto. Ojei. Nu. O, kažko pravaliau. Kažkokį maišą pramoviau. O tavo hebrantus. Paleidžia va tų dulkių, tokių kažkokių tos energijos, bet čia nuo jo eina. Gerai, tu man paskaičiau, kad atsiduriam toj vietoj, kuris tai. Atsiduriam jo toj vietoj, kur su juo prie to gyvybės šaltinio. 3, 2, 1. Šaltinio vandens. Kokioj žemės daly jisai buvo, ar yra dabar tas vanduo, ar jis užterštas? Žinau, Kaukazą man vis tiek rodo tenais. Kaukazą? Jo. Ten tos kalnus. Ne Uralas, Kaukazas, ne Kaukazas. Čia kur telepatijos buvo jame. O tavo irgi būtent gyva į vandenį. Ar čia man nesmegenys sužaidė? Nesužaidė man čia tas. Ar čia nebus proto žaidimas irgi? Liep protui pasitraukti. Nu, tai liepiam, ta prasme, protui liepiam eiti į poilsio. 3, 2, 1. Kur yra gyvybės vanduo? Tenai, žinok. Ten. Jis pradeda va tą vandens, visas tas energijas judinti, štampyti, jis toksai kaip apstingęs būtų. O jis paėmęs pradeda kažkaip sukti, ištempti ir su ta lazda visa. Ir toks kažkoks kamuoliukas aplink jį sukas iš visos. Kažką jis ten jam šneka, kažką jis ten pasakoja. Liepia. Nu va, dabar į mane rodo. Ranka kaip horizontų suktų ir dabar į mane. Man dabar sako padaryti. Nu, blemba. Salvijau! Nu, tyliau! Nu, kutenai jisai. Aha, žaidžia. Nu, žaidžia, ką dabar. Sako, eik maudytis. Tai ir aš lėkiu jau paskui tave, atbėgu, ką girdi 4. Jau pukštelėjai, jau bombą dėjai.
Kaip mergas sako. Nu, Ja, visi, žiūrėk, visi sulėkė. mm, ko ne? Kokia Visi, nu, visa šviesos būtybės, viską kaip įsilgė jau. Išbatėję. Sakau, toks ateina, bet tai, tai toks, va, įsigeria to vandens ir tu jį išnešioji. Mhm. Paskui juo daliniesi. Va čia kokia ir maudaisi viską. Jisai geriasi, kaip ir aplimpa. Nu, jis tas vanduo, ne vanduo toksai kažkoks. Sausas vanduo. Debesėlis. Nežinau, kaip pavadinti. Konsistencija jo kažkokia visai kitokia. Visiškai kitokia. Nu, jisai, vat, kaip būtų gyvsidabrio tas gabaliukas, bet jisai, vat, prilimpa, arba kaip kosmosele rodo, ten tie burbulai toksai, vat, Mhm. toks kažkoks ir jisai, vat, prilimpa. Aplink visus, matau, kažkaip aplipo. Ir jisai įsigerinėja į ląstelės visur, keičia tą struktūrą vandens senojo. Daug juodulių išeina. Tai klausyk, o pavyzdžiui, jisai dabar eteriniai erdvėj tas vanduo, ar jisai yra ir fiziniai dar? Yra dabar žemėj, galiu aš, pavyzdžiui, va dabar varau aš į Kaukazą? Ne, eteriniai. Eteriniai iš eterinės turi įsigerti iki fizinės. Jisai užsikraus. Jisai užsikrauna. Bet tai jisai buvo fizinės erdvės saugotojas to vat vandens. Jo. Mhm. Buvo Mhm. fizinė ir kai jį Kaip jie parakino panaikino tą ir fizinį? jisai dingo, jo. Ir tada vat jisai liko tik eteriniai. Bet kai jis suėmė. Be sergėtojos jis neišbūna, ne? Ar ten padaryta irgi magija kokia, kad neprieitų? Nes aš matau, buvo kažkokia kova, karas, jisai kažkaip neatlaikė. Ir paskui kas vyko, kas čia su to Tai vandeniu. viruso tikriausiai tokios juodumos neatlaikė. Jo, buvo kažkokia magija ir atskyrė iš va šito vandens. Iš visoje žemėje buvo tas vanduo. Tie didieji medžiai maitinosi juo. Vienas irgi iš tų visų, kad jie tokie dideli užaugo. Tai jisai galbūt tekėjo maitinosi šitų po vandeniu. žemėm, ane? Jo. Nu, jis visur buvo. Kaip dabar šitas, tai va, buvo tas. Mhm. Ir jo struktūra, va, ta tokia vis tiek debesėlinė tokia buvo. Paskui, va, kai atskyrė, va, tas energijas, va, tai va, tas, va, subliuško toksai. Pasidarė jau toks tekšt. Balos tas tokios pasidarė. O prieš tai buvo erdvėj buvo jisai. Vos nenubuvo kažkokiose vietose, kažkokiam kaip liudelį, bet ten gali vos nepatraukti, paslinkti, atsignybt kaip tešlos kokia. Visai kita struktūra. Bet jo tas lengvumas šitas duoda to sunkumo, to slėgimo tokio vanduo. O tas vat lengvas duoda to lengvumo, kitos vat levitacijos tokios net. Plūduriavimo. Tai mes dabar jau levituojam? Jau levituojam. Jau važinėt mašiną nereikia. Pasižiūrėk, ar mum integruosis į fizinę erdvę kažkaip per kiek laiko? 3, 2, 1. Informacija tai yra integravusi, bet reikia kažkokiu tais tos švaros,
to švaros kūno reikia, aplinkos švaros reikia, nu sunkiai, labai sunkiai, žinau. Nu, mes labai su sunkiom. Nu labai, jau labai. Blemba. Nu, norisi rezultato šioj reinkarnacijai pamatyti, nu. Nu, Šioj blemba. norisi. Eit ieškoti reikia, kaip čia kam palengvint, padėtis. Nu, viskas aišku. Gerai, tai aš su juo atsisveikinu, padėkoju jam. Dėkojamės jam jau. Paliekam ten dar plius apsaugas visas irgi. Jo. Vandens būtybės labai jau tokios jau, kaip kareiviai sustojo. Žinai, o gal paimam to vandens gyvybinios, žinai, va to vandens burbuliukus tokius ir pamėtom į žemę, kad greičiau prasibudintų, žinai, visi, kad, nu, vat, nu, kažkokį tą burbuliuką pakeltų. Kad vis tiek matau geriausia pro požemį. Požeminius tais vandenys, tai ten kažkaip tas. Į vandenys primetam jo. Jo, trikdis tas toksai mažesnis ir jam lengviau integruotis, nes irgi pagalvojau per debesis galbūt irgi lietaus, tai tas vat. Nelabai, o jisai kaip ir iš apačios eina į viršų, tai va dar ir geriau gaunasi. Nu tai integruojamės tada jo. Į vandenis, kad išvalo, pravalo, va kaip tik prabudina, žinai, žmonės visus. Jo, tas stichijas visas nuramina. Jo. Suharmonizuoja, nes va, jo, tas vanduo neturi būti toks vanduo. Ir lietus ir viską. Nu tai žinai, mes ir neturime valgyti mėsas. Žinok, net nematau, kad būtų va, tas va, lietus toksai aukštesnėse tose dimensijose. Aš jo net nematau visas, jisai va, tas vanduo va, būna tiesiog ir viskas. Jam nereikia kažkur va, kažkokių tų cirkuliacijų dar kažką. Nu matai, yra pavyzdžiui, judėjimas. Tas šaltinėlio vanduo, jisai irgi, tu pastebėjai, tas šaltinėlio vanduo irgi kitokios konsistencijos. Nesi ten šlapės, prausiesi dar kažkas. Jisai irgi kažkoks toks kaip lemba, kaip neslaimas. Kitoks. Kitoks. Plazminis, aš pavadinčiau, toksai man visai pirmas įspūdis buvo toksai plazman. Jo, jis kitoks, toks atrodo, gali gabalais, jo, tikrai va išimti jį. Tai va, kažkas tokio. Energija jau. Nu, okei, padėkojame. Duodam visai žemeliai, burbuliukų, kad visiems. Nu, žinok, dar beveik 20 minučių, tai jau 20, tai va taip. Kur reikia paskui ir gaunasi. Nu, va tai va taip. Bent biškį vis tiek reikia kažką. Jo, gerai.